kolegija yra vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, kuri ruošia profesionalius lietuvių gestų kalbos vertėjus. Kad mūsų studentai pradėję studijuoti gestų kalbą visų pirma pradeda dirbti su kurčiaisiais dėstytojais. Tai yra, mes taikome skandinavišką metodą, vadinamasis panardinimas, kai žmonės ima mokytis kalbos su gimtakalbiu žmogumi. Paskaitos vyksta tikrai netradiciniu būdu. Nėra skaitomos teorinės paskaitos kaip nuo skambučio iki skambučio. Paskaitos vyksta daugiausia komunikacijos metodus taikant. Studentai tampa tiesiog tos komunikacijos proceso dalyviais ir komunikuoja kartu su dėstytoju visą paskaitą, visą seminarą ir taip yra mokomasi lietuvių gestų kalbos. Studentai, kurie įstoja pirmame kurse, būna tokie truputėlį užsidarę, truputėlį tokie, sakykime, susivaržę ar ne tokie bijantis kažko, bet iš tikrųjų per 3 studijų metus jie subręsta kaip asmenybės, tampa laisvomis asmenybėmis, pasidaro drąsūs, tikrai nebijantis auditorijos, gebantis laisvai komunikuoti, gebantis parodyti ne tik tai save, kas aš esu, bet gebantis pristatyti situacijas. Ir pati kurčių bendruomenė iš tikrųjų labai įdomi bendruomenė ir specifinė. Aišku, mes pirmiausia turim išmušti studentams supratimą ir tą požiūrį į kurčiuosius kaip į neįgaliuosius, nes mes bandom čia įtvirtinti kitą požiūrį, kad kurčiuos būtų žiūrima kaip kalbinė kultūrinė mažuma. Baigę studijas, studentai gali dirbti visoje Lietuvoje. Gali dirbti lietuvių gestų kalbos vertimo centruose, kurčiųjų ugdymo įstaigose, kurčiųjų reabilitacijos centruose, kad bendravimas būtų paprastesnis ir lengvesnis.